Norėjau taip pat pabandyti nustatyti publikacijų autorių santykių pagal lytį absoliučius ir procentinius dažnius. Kitaip tariant, kiek publikacijų iš viso parengė vyrai ir kiek moteris. Skaičiai gražus. Lietuvos žiniose pirmų tirtų laikotarpių vyrai sudarė 79%, moteris likusi 21%, tačiau antrojų laikotarpių jau moterų buvo priaugę dar 34%. Vakarų eksprese moterų per 19 metų autorių padaugėjo 30%, bangoje 27%. Žymėdamasi publikacijų temą bei autorių, žymėjausi ir dienraščiuose skelbiamą oficialią redakcijos sudėtį, kadangi norėjau apžvelgti, kaip redakcijos sudėtis pati keitėsi per 19 metų, čia skaičiuojant ne tik žurnalistus, bet apskritai visus redakcijų darbuotojus. Taigi, akivaizdžiai matyti, kad moterų dirbančių Lietuvos žinių redakcijoje per 19 metų padaugėjo 35%, Vakarų ekspreso redakcijoje 23%, bangoje 24%. Taigi, grįžtant prie minėto Astrauskaitės tyrimo, galima daryti išvadą, kad Lietuvos žinios, Vakarų ekspresas ir banga 91-aisiais taip pat buvo labiau vyriški dienraščiai. Ir galima daryti išvadą, kad visų trijų tirtų laikraščių redakcijos, neatsižvelgiant į aprėpties kriterijų, ar tai nacionalinis, ar regioninis, ar rajoninis, per 19 metų buvo paveiktos feminizacijos proceso. Tai dėkoju ir perdodu mikrofoną kolegijai. Rašo moteris, rašo vyrai, ką rašo apie vyrus ir ką rašo apie moteris. Nevarginsiu ilgai metodologiją pristatinėdama, tiesiog bendrą principą pasakysiu, kad tyrimo imties vienetas buvo straipsnis apie vyrą ar apie moterį, kur vyras ir moteris buvo pagrindiniai veikėjai. Paskui išskyrus tokį straipsnį į imtį buvo išskirti 67 semantiniai segmentai, tai yra reikšmės. Ir labai norėjusi pasižiūrėti, kokios reikšmės sudaro tam tikrą reikšmių lauką straipsniuose apie moteris ir kokios apie vyrus. Tai paskaičiavus, dabar norėčiau iš karto pateikti skirtumus. Bazinis segmento žodis, kaip matote, parašytas yra čia, paryškinta yra moteris, kur skiriasi, o kur neparyškinti, tai vyrai. Čia šonė yra, kaip matote, chi kvadratas, reiškia tas reikšminis skirtumas nuo absoliutaus, visiško absoliutaus iki statistiškai reikšmingo. Dabar keletą momentų tik norėčiau akcentuoti, kadangi paskui dar pereisiu prie koreliacinių analizų, kurios yra ko gero tinkamiausios semantiniam laukam nustatyti. Tai kaip matyti, vyriškas darbas, tai čia labai jau labiausiai skiriasi. Pagal procentinius dažnius apie moterų grožį rašoma, yra tyrimų, kur jos ten yra vis taip, kaip gražioji lytis rodomas, motinystė akivaizdžiai, moteriškas darbas. Dabar norėčiau atkreipti dėmesį į tėvą ir į motinystės segmentus. Nors, aišku, čia skirtumas negali būti kitaip ir jo negali nebūti dėl to, kad motinystė ir tėvas akivaizdžiai priskiriami vyrui ir motinai, tačiau noriu pastebėti, kad procentiniais dažniais motinystės yra vaizduojama 30%, o tėvas tik tai 14%. Tai, ta prasme, apie motinas rašoma yra daugiau negu apie tėvas. Dar į ką norėčiau atkreipti dėmesį prieš kalbėdami apie koreliacijas, apie feminizmą kaip tokį, nepasakiau vieno dalyko, kad čia yra tirti 90-2000 metų tekstai. Tai feminizmo buvo tik 5% straipsniuose apie moteris, 2% tekstuose apie vyrus. Dabar norėčiau parodyti vieną įdomią koreliacinę, tokią kaip koreliacinių ryšių matricą. Motinystės semantinio segmento koreliacijos. Labai įdomus reiškinys. Kaip matyti, motinystė teigiamais ryšiais yra susijusi su paliktu vaiku, vaikystė ir šeiminiais santykiais. Atrodo savaime suprantama. Bet jinai yra neigiamais ryšiais susijusi su aistra, erotika, grožiu, išvaizda ir puoštis tokiais semantiniais segmentais. Tai praktiškai, ką čia mes galime matyti, jeigu atsimenat procentus, jie praktiškai panašus buvo apie 30. Tai žodžiu, norėčiau pasakyti, kad moteris tekstuose visiškai lygiavertiškai būna vaizduojama ir kaip motina,
ir kaip gražioji lytis. Ir kalbėti apie tą, tokia yra, na, kaip stereotipas lyg susidaręs, kad dabar apie moterį šneka kaip apie gražią lytį, tenais visokie tenais su erotika labai susijęsi, su taip toliau. Žodžiu, aš radau, kad laikraščių tekstuose yra dviejopi tekstai. Dar pakartosiu, tiek pat rašoma apie moterį mamą, taip pat rašoma apie moterį gražią lytį. Va, tai čia elementarius laikraščio tekstas. Ir dar vieną koreliacinę norėčiau parodyti lentelę. Žodžiu, kaip siejasi tam tikri segmentiniai žodžiai su kokiais segmentais. Koks yra vėlgi tas koreliacinis laukas. Dabar pagrindinis segmentas buvo paliktas vaikas, jau jūs matėte, kad jis susijęs su motinystė, bet kai rašome apie paliktą vaiką tekstuose apie moteris, tai būna susiję, kaip matote, su egoizmu, alkoholizmu, tai liktai taip ir natūralūs tie segmentai. Dabar paliktas vaikas tekstuose apie vyrus, jisai irgi yra. Bet labai įdomu, kad jisai koreliuoja, radau vienintelį ryšį su feminizmu. Vadinasi, tekstuose apie vyrus paliktas vaikas yra siejamas su tuo, kad moteris yra feministės ir jos palieka savo vaikus. Vėl kalta moteris, galima būtų taip pajokauti. Profesija, atsakomybė, moteriškas darbas, vyriškas darbas, nepasakiau, tildų darbų buvom iš pradžių išsiskyrę segmentą darbas, be jokių tenais moteriškų vyriškų. Nu, tiesiog, kad išvengti to stereotipo vyriškas, moteriškas, bet kai pasidarėm pilotažinį tyrimą, pamatėme, kad jeigu jau darbas, tai būtinai arba moteriškas, arba vyriškas. Nu, tai ir palikom tą segmentą tokį jau sujungtą moteriškas darbas, moteriškas vyras. Tai yra, atsiprašau, vyriškas darbas. Tai profesija, kompetencija. Tai moteris labiau atsakomybės turi, kai dirba, vyrai daugiau kompetentingi, taip išeina. Dabar nepadarumas, ten buvo dominuojantis pas moteris, ten nebuvo didelė procentuoti, bet paprastai tai buvo, radom tik tai vieną lengvabūdiškumą. Kas įdomu? Straipsniuose apie vyrus nepadarumas turi daug tokį platesnę išraišką, semantinę. Ir lengvabūdiškumas, ir instinktai, ir seksualinė prievarta, va tuo tarpu kaip moteris, nors pas jos dominuoja procentiškai tik su lengvabūdiškumu. Na, socialinės garantijos moterims paprastai yra susijęs su sunkumai motinystė, čia tarpusavėje koreliuoja šitie segmentai. Vyram panašiai irgi sunkumai, bet tik tai šeiminiai santykiai. Dabar segmentas maitinti buvo išskirtas, na, turint omeny tą bendrą stereotipą, vyrai maitintojai, žino turbūt, ar ne, kad vyrai yra šeimos maitintojai. Tai praktiškai pasimatė toks dalykas, kad moterų tekstuose tai daugiau susiję būtent konkrečiai su jau ta konkrečiaja prasme maitinti, namų ruoša, namų ūkio atsakomybė, o vyrams maitinti su šeiminiais santykiais, bet buvo labai maža koreliacija, kitaip tariant, nebuvo rasta šito stereotipo, kad vat, vyras yra tas, kuris uždirba duoną, kuris maitina šeimą, šito stereotipo nebuvo visiškai. Tai tik šeiminiai santykiai šiek tiek ir viskas. Na, sportas, nugalėti, stiprumas, išskirtinė asmenybė, tai visi tie stiprumai ir taip toliau buvo susiję su sportu ir tarp kitko daugiau, kaip sakė Virginija, vyrai žurnalistai apie sportą rašo iš tikrųjų ir jie kalba apie sportininkus. Krašto apsaugos drąsa, nu tai liktai savame suprantama koreliacija. Dabar su kuo susiję nusikaltimai, tarp kitko nusikaltimai labai būdingi vyrams yra, moterim ne tiek. Alkoholis, nelaimė, egoizmas, teistumas. Ba jaunystė įdomus labai toks koreliacinis ryšys buvo, kad nusikaltimai vyrų tekstuose susiję su jaunystė. Kitaip tariant, jaunas nusikalto, žodžiu, ir ten dėl to, kad kvailas, galima ir taip interpretuoti, o moterims koreliacijos iš vis su nusikaltimais jokių nebuvo. Toliau, įdomu tai, kad buvo toks segmentas kaip mandagumas. Na, atrodo, kad moteris mandagios savaime ir taip liktai nieko apie tai ir nerašoma, bet kai rašoma mandagumas šitas segmentas, kai buvo straipsniuose apie vyrus, tai koreliacijos buvo su moterim, moteriškais darbais ir apranga. Labai keistos koreliacijos. Tai čia kažkaip taip atrodo, kad matyt rašo apie vyrą kaip džentelmeną, daugiau mandagumą susijęs su moterim. Nu ir tėvas, vaikystės, šeiminiai santykiai, toks vėlgi labai natūralus ryšys. Tik tai sakau, dar noriu priminti, kad apie tėvą kaip tokį, tai mažiau rašoma negu apie mamą. Tai tiek. Ačiū už pristatymą. Kviečiu vėlgi diskusijai. Prašau, Simuka.
Noriu paklausti pranešėjų, ar jūs ketinate kur nors plačiai visuomeniai šitą straipsnį parašyti, sustiprinti vyro tėvo vaidmenį visuomeniai? Jūs turite omeny kokį straipsnį, ar publicistinį, ar mokslinį? Ir Nes publicistinį. mokslinį, žinokit, skaito, tai labai reglamentuota auditorija. Publicistinį galima būtų. Tai va, jei reikėtų pasakyti, pati dirba Vakarų Eksprese, galėtų ir parašyti, nu tai ką aš čia dabar. Tikrai, ir publicistinis, ir mokslinis tikrai būtų labai įdomi tema. Ačiū. Aš turiu tokį klausimą. Na, jūs pristatėt, Virginija, kad per 19 metų keitėsi temas ir kad moterys atėmė iš vyrų tas temas. Man labai įdomios priežastys. Ar jūs bandėte išvelgti, ar jūs tiesiog tik konstatuojat faktą? Atėmė ir viskas. Galėtumėm patikslinti. Priežastys, kodėl vyrai neberašo politikos temom ir kitom, o tuo rašo moterys. Kodėl tokia kaita per 19 metų? Kokios priežastys tai galėjo lemti? Na, aš spėju, priežastis yra labai paprasta, kad vyrų žurnalistų apskritai mažėja. Bent jau teko tai pastebėti. Pačioj mūsų redakcijai puikiausias pavyzdys, jau dabar vyrų liko žurnalistų 4, moteris jau yra 7 ir dar viena ateis. Tai natūraliai jos ir parašo daugiau tų straipsnių, na, ir perima tas pačias temas. Tai tik sumažėjimą, ar ne? Na, aš manau, nes merginos tiesiog pastebėta, kad jos daugiau ir stoja. Prasme, didesnis stojančių būrys būtent į žurnalistikos studijas yra. Man dar viena idėja buvo, aš irgi galvoju apie tai, tiesiog, kai galvoju apie Virginijos darbą, galvoju, gali būti, kad šiandien yra tam tikra problema ir su darbo užmokesčiu. Matyt, žurnalistai vyrai nejaučia, kad jie uždirba tiek, kad jie galėtų, na, aš suprantu tie, kurie po televizorių magalojasi, kaip pasakyčiau, tai jie tenais uždirba turbūt labai daug, bet tie normalūs tokie žurnalistai, va kalbėjau su Zepkam gerbiamai iš Lietuvos ryto žurnalistų, čia kažkada buvo jisai pas mus, tai sakė, šiaip jeigu žurnalistas yra labai produktyvus, jisai gauna iš esmės minimumą, jeigu jis yra produktyvus, tai jisai tada dar gauna už tą produktyvumą dar papildomus, bet reikia visą laiką rašyti, kad alga būtų didesnė. Ar taip irgi neliko? Tai matyti priežastis ir yra dar viena. Ačiū.